žiūrėk į mane, aš tave perkelsiu į kitą krantą ir išklausysiu, o tu pasakok. Teatras jis gimė antikinėje Graikijoje tuo metu, kai gimė, tokia buvo užgimstanti demokratija ir teatras buvo vienas iš demokratijos įrankių. Mes turime vieną tokią aktorę, kuri nėra trupės aktorė ir sako, tik yra vienas niuansas, jie nekalba lietuvių kalba. Jie ateidavo ne tik su žiniomis apie frontą, jie ateidavo su žiniomis apie savo namus, kuriuos jį paliko, kur liko jos draugų, kolegų, giminių. Jos dukra, beje, išgyveno visą Bučą, būdama Bučoje, ji tuo metu gyveno ten, kai vyko visi siaubingi įvykiai Bučoje. Tai vat mes repetuojam ir viena iš mūsų aktorių turi visada tą tokį foną šalia savo kūrybinių darbų, tai kas vyksta ten Ukrainoje. Kur benueitum, aplink vieni mygtukai, tik aš nežinau, kas reiškia. Ką dabar spausti? Kaip baisu, kad ne tą paspausiu ir ką nors sugadinsiu. Sugadinsiu šitą brangų pasaulį. Kai idėja tampa virš žmogaus, virš žmogiškumo, virš pagarbos ir meilės kitam žmogui ir gyvybei, tada ir prasideda bėdos, anksčiau ar vėliau. Labai lengva paslysti ant to.